Sveiki visi, išbandysim naują diagnostiką Xtool D5S, prijungiam prie automobilio, pažiūrėsim galimybės. Taip, automobilių markės, kurias palaiko. BMW, Mersas, Opelis, Peugeot, Porschas, Volkswagenas. Gerai, bandom jungtis prie Nissano. Nissanas grįžęs iš Prancūzijos yra. X-Trailas 2.15, taip, 2.14. Nuskanuojam. O, klaidelių turim. Gerai, klaidelės prisivalėm. Specialių funkcijų resetinimai. Taip, turime taip pat DPF regeneraciją, parakštukų kodavimas. Na, kaip už tokią kainą universali diagnostikos įranga. Sakyčiau, funkcionalumą turi, liečiamas ekranas, Wi-Fi'us, nemokami atnaujinimai. Kas vat gerai, kad nemokami atnaujinimai yra visam laikui. Gerai, bandom OBD2 prisijungti. Na, funkcionalumą turi. Atnaujinimai. Prietaisas nėra dabar aktyvuotas. Klientas įsigijęs užsiaktyvuos su savo elektroniniu paštu, gaus visus nemokamus atnaujinimus prietaiso. Tai patogus valdymas iš tikrųjų, nereikia mygtukų naudoti, spaudinėti. Viskas valdoma liečiamo ekranu. Galima atskirai blokus pasirinkti, kuriuos norime skanuoti. Klaidų nėra, jas ištrynėm.
taip, gan plačiai visko. Na, automobilis tvarkingas, klaidų nėra. Tai va, būtų toks prataisiukas. Savom reikmėm tikrai, manau, pakanka. Automobilių yra tikrai begalė pasirinkti. Yra vat ir iš Amerikos automobiliai, iš Azijos, Australijos, Kinijos netgi yra. Europietiški automobiliai. Manau, kaip savo įsigyti tokį daiktą, tai diagnostikos įranga tikrai gan optimali kaina, lengvas naudojimas, resetinimai nemokami, nemokami atnaujinimai, Wi-Fi'us, liečiamas ekranas. Na, ko daugiau reikia dėl savo reikmių. Tai tiek būtų, tokia trumpa apžvalgėlė.